Yra toks tylus žiaurumas, kuris nesigirdi žodžiuose. Jis pasireiškia tyla. Ne ta tyla, kuri ramina, o ta, kuri baudžia. Kai žmogus mato, kad tu stengiasi, kad tu rodai šilumą, kad artėji ir vis tiek sąmoningai ignoruoja. Ne iš nežinojimo, o iš pasirinkimo, tarsi sakytų, to dar nepakanka, pasistenk labiau, tu dar turi įrodyti, kad esi vertas dėmesio. Bet juk dėmesys neturėtų būti atlygis, jis neturėtų būti duodamas už nuopelnus kaip prizas už pastangas. Švelnumas turėtų būti natūralus, o ne paverstas matuokliu, ar jau pakankamai padarei, ar jau nusipelnei bent žvilgsnio. Toks tyčinis emocijų ignoravimas yra žaidimas su žmogaus vidumi, jo nerimu, jo viltimi. Nuleisti kieno nors pastangas į nebūtį yra tarsi sakyti, tavo jausmai nieko verti. Ir baisiausia yra tai, kad tas, kuris stengiasi, ima kaltinti save. Gal aš darau per mažai, gal su manimi kažkas negerai, gal tikrai turiu būti kitoks, tylėti mažiau, mylėti daugiau, aukotis labiau. Kol galiausiai ateina suvokimas, problema ne mano pastangose, problema tame, kad kažkas tiesiog nenori jų priimti. Ir štai daugelis pamiršta, žmogui galima labai ilgai sakyti stenkis, bet niekas nesistengia amžinai, ji nemato nė menkiausio atsako. Nes stengtis vienam, tai kaip kalbėtis uždarytom durim, belsti ir laukti, kol kažkas įleis, o tas kažkas tyčia neis prie durų. Vieną dieną toks žmogus tiesiog nustos beldęs, ne iš pykčio, o iš išsekimo, iš suvokimo, kad stengtis dėl tų, kuriems tavo jausmai tik priemonė priminti tavo nepakankamumą, nėra meilė. Tai savęs išdavystė. Tam, kuris ignoruoja, tai gali atrodyti valdžia, bet iš tikrųjų tai tik iliuzija, nes kai žmogus pagaliau nueina, kartu su juo dingsta ir tas pastangų šaltinis, prie kurio buvo taip patogu pratintis. Ir tada lieka labai tuščia, nes gauti dėmesį lengva, bet jo netekti dažnai būna visam laikui. Nes kai vieną kartą pavargsti būti nepastebėtas, išmoksti būti nematomas. Real Dreams.